daug žmonių jau prisijungia. Visų paprašysiu užsiblokuoti savo mikrofoną iki tol, kol bus klausimų metas. Akvilė, tavęs gal neprašysiu užsiblokuoti, nors tu esi užsiblokavus. Labas. Mikici. Sveiki, nežinau, ar teisingai aš čia ištariau. Mikici. Labas, Patricija. Labas, Virginija. Malonu, jog prisijungė. Tai, Akvilė, nežinau, gal pradėkime, dar 1 minutę turim laiko. Taip, bet dar galim palaukti gal minutėlę. Nu, dar palaukiam. Pas mane kaip tik šunis, žinai, ant to meto nusprendė, kad reikia paloti. Jo. Nežinau kodėl, nes svetimas katinas po kiemo vaikšto. Jisai irgi į webinarą atkeliavo. Nežinau, aš pradėjau šitą visą skaidrės dalintis, ar matosi gerai? Matosi, taip. Nu, 8 jau, tai gal pradedam, ne? Važiuojam. Tai sveiki visi prisijungę prie webinaro Šuns kūno kalba, kaip bendrauti be vertėjo. Šitas webinaras tai yra antra dalis. Pirmoji daly mes pasakojame su Akvile apie skirtingus raminamuosius, atstumą kuriančius ženklus, bet galima ir kitaip pavadinti, čia nuo literatūros priklausys. Ir būtent kaip atpažinti tai šunyse. Jeigu norite apie tai daugiau sužinoti, jeigu dar nematėt šito webinaro, nesiklausėt, labai rekomenduojam pasiklausyti. Mes truputį greitai dar pristatysim tiems, kas nedalyvavo praeitam webinare, bet labai taip sakant, greitai. Tai tikriausiai praverstų pirmą dalį pažiūrėti. Taigi, o šiame webinare mes kalbėsim daugiau apie tai, kai jau atpažįstate savo šuns kūno kalbą ir skirtingus ženklus ar signalus, čia, kaip sakant, tik tai kitoks žodis, kai atpažįstat ir ką su tuo daryti, kai atpažinus tos ženklus. Žinoma, mes nespėsim visų ženklų aptarti ir visų variantų, bet tokių gal, kas būtų labiau aktualu. Tai pirmoji webinaro daly būtent ir papasakosim apie ką galima daryti, kaip reaguoti pačiam, ką galima iš anksto kažkaip tai pačiam naudoti tuos, žinant tos ženklus ir gal kažkokius ženklus pačiam žmogui galima pritaikyti. Ir taip pat naudosim daug video medžiagos, analizuosim, kaip pavyzdžius rodysim ir paskutiniai webinaro daly bus laiko klausimams. Praeitą kartą užtrukom apie pusantros valandos, tai tikriausiai ir šį kartą tiek užtruksim. Tai žinoma, jeigu neturite tiek laiko, tai smagu, kad bent jau pirmą dalį galite išklausyti, o tikimės, kad beje, tai va čia ir pranešim, šitas webinaras bus įrašytas ir paskui vėliau pasidalinsim šituo webinaru, jog jeigu gal ne viską prisimenat arba tiems, kas neturėjo laiko sudalyvauti, bet galėtų vėliau peržiūrėti. Tai va. Dabar prisistatys Akvilė. Gal paminėsiu, kad mes su Akvilė, kodėl mes kartu šitą webinarą vedam, nes mes abidvi prijaučiančios holistiniai šuns priežiūrai. Mes ten nelabai ir terasūrą vadinam ir, sakykime, tokiai etiškam mokymui, kas, Dovilė, tai yra Akvilė truputį daugiau dar apie tai papasakos, bet mūsų pažiūros gal gan panašios, todėl mes dviese šitą webinarą ir vedam. Taip, tai sveiki visi. Aš Akvilė, kaip čia ir užrašyta, laikau save
holistinio požiūrio į šunų auginimą entuziastė. Ir manau, ką labai yra svarbu paminėti, tai kad mano pagrindinis tikslas yra, jog šuo augtų ir gyventų saugus, sveikas ir laimingas. Ir kad būtų suradęs bendrą kalbą su savo globėju, su savo augintoju, ar kaip be pavadinsit, ir jie drauge gyventų harmonijoje. Ir manau, kad geriausia yra pasiekti tos harmonijos, kuomet šuns globėjas supranta, jog šuo kartais turi būti šunimi, o šuo įvairiais etiškais ir pozityviais metodais yra supažindinamas su ribomis, kurių irgi turėtų laikytis, bet kaip ir bandau užakcentuoti, kad būtent tai harmonijai tokį pasiekti, kada šuo supranta šeimininką, šeimininkas supranta savo šunį, reikia supratimo, aišku, daugiausiai iš žmonių pusės, nes visus vis tiek didžiąją dalį sprendimų priima žmogus. Taip. Ir savo gal tokias, pavadinkim, teorinės žinias atradau ir dėl ko labai susidomėjau būtent etiško to požiūriu į šunų auginimą, tai Nordic Education Center for Ethical Dog Training. Tai šiuo metu esu pabaigus ten 1 ir 2 lygius, kurie būtent ir supažindina su visa baze. Taip pat papildomai skaitau, žiūriu seminarus su panašiom temom, būtent tom, kurios yra artimos mano širdžiai ir pasaulėžiūrai, kurios padeda ieškoti harmonijos. Bet būtent, kad visas tas požiūris išliktų ir holistinis, esu pasibaigus ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre gyvūnų prižiūrėtojo profesiją, kur taip pat nemažai buvo kalbama ir apie šuns biologiją. Tai manau, kad tai irgi padeda visapusiškai suprasti patį šunį kaip gyvūną, kaip individą, kaip mūsų geriausią draugą. Ir taip pat savo praktinės žinias, tai aišku, visų pirma, gilinu su savo augintiniu taksu Džoniu, kurį matote ir šitose nuotraukose. Taip pat kartais padirbu šunų viešbutį bei pasavanoriauju prieglaudose. Tai va, tiek apie mane. Ačiū, Akvilė. Mano vardas Ramunė. Panašiai kaip ir Akvilė, šiaip tai kodėl aš įlindau į tą šunų elgesį, nes mano širdžiai rūpi jų gerovė. Kaip sakant, šiaip tai aš neturėjau tokių kažkokių tai ambicijų patepti trenerę ar kažkas tai tokio, bet visą gyvenimą mylėjau šunis. Ir gal prasidėjo šitas nuotykis nuo to, kad mes su draugė Julija įkūrėm Olandijoje organizaciją, kurią mes ieškom Lietuvos prieglaudinukams namų Olandijoje, kadangi pamatėm, kad trūksta gerų namų Lietuvoje šunim, paskui ir katėm pradėjom ieškoti, tai taip jau gavos, kad pradėjau imti šunis į laikiną globą. Aišku, ir dabar labai norėčiau dar pasimti labai daug tų šuniukų, bet tiesą sakant, dabar yra toks momentas, pirmą kartą po gal 5 metų, kad neturiu laikino globotino, nei katino, nei šuns. Tai šiuo metu mūsų namai yra tokie aptuštėję, dėl ko iš dalies džiaugiuosi, nes tiek aš, tiek mano gyvūnai gali pailsėti. Tai nuotraukoje matot Karlosą, mano katiną, kurį priglaudžiau čia iš gatvės, buvo pamestas. Grandę, kurią pas mane šunis, šiaip tai aš nenorėjau imti savų šunų, jie visi buvo mano laikini globotiniai, bet kaip sakant, žmonės, kurie ima šunis į laikiną globą, tikriausiai ir katės, ne vienas jau žino, kad yra labai sunku paskui su jais atsisveikinti, tai Grandė buvo pirmoji, su kuria labai sunku buvo atsisveikinti, ir todėl, kad jinai irgi buvo toksai, kaip čia pasakyti, Grandė, nuo to ir vardas nuo grandinės, nes jinai
Nėra, kaip sakant, labai lengva šuo, nors dabar kartai žmonės, svečiai, kurie atvažiuoja, sako, kad labai gražiai išauklėti tie mano šuniukai. Džiazas irgi buvo laikinas globotinis, tai čia vidurinis, ir kuris irgi užstrigo pas mane ir paskui jau priglaudžiau jį, ir Bartukas buvo laikinas globotinis, išvažiavo prieš 2 savaitės, jį irgi matysite video. Tai gavos taip, kad aš sėmiausi žinių šiaip visą gyvenimą, nes ir studijuodama prižiūrėdavau šunis kaip papildomą uždarbį, bet kai pradėjau imti į laikiną globą šunis, susidūriau su tokiais atvejais, kur tiesiog nežinodavau, ką daryti, kaip jiems padėti, ir kreipiausi į įvairius dresuotojus Lietuvoje. Jau į pamokas, taikiau jų metodus ir tiesiog, kai kuriais atvejais tikrai atsiremdavau į sieną ir gal net ne kiekvienu atveju ir pati jausdavausi gerai dėl tų kai kurių metodų, kuriuos man siūlydavo. Todėl nusprendžiau gilinti žinias užsienį ir taip, pavyzdžiui, Barks, kur irgi studijavau, čia labai ilgas pavadinimas, tai nekankinsiu jūsų ir savęs. Tai kur studijavau, sakykime, šuns elgseną, tai čia būtent irgi Turet mokinė ją įkūrus tą mokyklą. Ir šiaip esu tikrai ne vienus kursus užbaigus, nes stengiuosi tiesiog visapusiškai suprasti šunį ir daugiau apie juos sužinoti, vietoj to, kad mokytis, kaip ten juos mokytis, sėdėti ar gulėti. Man įdomiau yra tai, kad sužinoti daugiau tiesiog apie šunį, kas juos motyvuoja, kodėl jie taip elgiasi anaip ar ne kitaip. Ir tiesą pasakius, vis dar turiu labai daug klausimų, į kuriuos norėčiau atsakymų, bet labai sunku yra atrasti tos atsakymus. O beje, nesenai įkūriau dar vieną organizaciją, nes mano organizacijų pritrūko. Tai čia Rescues, tai vienas iš tikslų organizacijos yra būtent padėti tiek prieglaudom, tiek žmonėm, kurie domisi, tas žinias padaryti prieinamesnės. Tai pavyzdžiui, kaip šitas seminaras, kad mes jį organizuojam nemokamai, nes mes norim, kad žmonės daugiau sužinotų apie šunis ir apie skirtingus būdus, kaip galima su jais bendrauti ir užtikrinti jų gerovę. Tai tiek apie mane. Beje, jeigu domitės kažkuo, tai galite pasigūglinti, rasit. Ačiū, Akvilė. O taip pat, jeigu kažkokių klausimų turite ar norite atrasti įrašus, labai kviečiam tuos, kurie dar neprisijungė, prisijungti prie Facebooko grupės Šunims draugiška šunų priežiūra ir dresūra. Labai laukiam visų ir tikėkime, kad mūsų ta grupelė, kurie labai rūpinasi šunimis, tik tai augs, ir kviečiame visus taip pat dalintis tiek savo video gal įrašais, tiek klausimais, ir tikimės, kad tasai sąmoningumas ir noras, kad šunim būtų gerai ir juos suprasti, tik tai didės. Taip, ir dar noriu paminėti, kad jeigu ką, įmečiau grupės nuorodą į chatą, tai jeigu dar kas nors esat neprisijungę, galite prisijungti. Tai va, Akvilė dabar trumpai pereis pro visus tuos šuns kūno, ne visus, atsiprašau, bet pagrindinius. Aš turiu atidaryti duris, man gerai, Akvilė, atsiprašau labai, tu gal perimsi iš manęs. Taip, taigi kovo mėnesį, kaip Ramunė trumpai ir užsiminė, turėjom pirmą dalį šuns kūno kalbos webinaro, kur būtent ir aptarėm raminamosius ir atstumą kuriančius ženklus. Webinaro įrašą galite rasti grupiai, ką jau irgi kelis kartus paminėjom, tai dėl to rekomenduojam ir pažiūrėti. Šitą taip pat įrašom, tai pažiūrėjus pirmą gali kilti noras pažiūrėti šitą iš naujo, nes galbūt bus daugiau tada įžvalgų, jeigu čia yra žmonių, kurie dar nematė pirmojo. Taip, bet bendrai tai raminamieji ir atstumą kuriantys ženklai, tai yra vienas iš būdų, kaip šunys bendrauja su mumis, ir jie mums taip parodo, kaip jie jaučias.
Dar galbūt, kas yra įdomu apie šiuos ženklus, kad iš tikrųjų, kol tu apie juos nežinai, atrodo, kad jie neegzistuoja. Bet tada jau, kai pradedi gilintis, pamatai, tada jau tiesiog nebegali jų nematyti kiekviename šunyje. Tai vat, pirmajam webinare esame įdėję labai daug vizualinės medžiagos, kad būtų tai tikrai lengva ir paprasta suprasti. Bet to, manau, ir šiandien aptarinėjant kai kuriuos video tikrai dar paminėsim, kad matom vieną ar kitą raminamąjį ar atstumą kuriantį ženklą. Bet tai vat, jo, kaip ir minėjo Ramunė, čia esam išsirašę kelis pagrindinius. Akies pusmėnulis, tai toks yra kaip ir nusuktas žvilgsnis į šoną, ką tikriausiai irgi dažnai matot, žvilgsnis žemyn. Įvairūs galvos ir kūno nusukimai, lūpų laižymas, lekavimas, letinos pakelimas, nusilenkimas. Iš esmės tai yra daug dalykų, ką šunys daro kasdien, bet tiesiog kol mes nemokam jų perskaityti, mums tai atrodo kažkas labai natūralaus ir ką tiesiog jie daro. O tuomet jau, kada jau išmokstam juos pastebėti ir atskirti, tada jau galim pradėti analizuoti ir situacijas, kuriuose tie ženklai kyla ir bandyti suprasti, kaip ir kodėl toje situacijoje pasijautė mūsų šuniukas. Taip. Tai, manau, galim perėti, nes, kaip ir minėjau, labai detaliai viską esam išanalizavę pirmame webinare. Lauk, šitą man reikėjo, ne, pasakoti. Aš neužsirašiau, kuriuos man reikia papasakoti. Tai Akvilė, man kartais reikės tavo pagalbos. Tai gerai, kodėl svarbu stebėti, matyti, atpažinti tos ženklus ir reaguoti juos, gal ne visą laiką reikia juos reaguoti, bet tikrai mes papasakosim pavyzdžių, pateiksim, kada tikrai praverstų juos reaguoti. Tai visų pirma, stebint ir matant, atpažįstant šitos ženklus, žinoma, ne kiekvienas šuo turi tą patį stilių, vienas gal labiau išreikš tos ženklus, kitas mažiau, vienas gal naudos letenos pakelimą dažniau, kitas gal naudos žiovavimą dažniau. Tai čia truputį dar nuo šuns priklauso, bet iš esmės, kai atpažįsti tos ženklus, tai gali atpažinti savo šuns susijaudinimo lygį. Ne kiekvienas tas ženklas rodo, kad šuo ar negatyviai, ar pozityviai susijaudinęs, bet iš esmės, jeigu mes norim, kad šuo būtų ramus ir priimtų protingus sprendimus, va čia emocijų valdymas paminėtas, tai mes norim, kad jisai mažiau tų ženklų rodytų, nes kuo daugiau jisai rodo, tai reiškia, tuo daugiau jau kažkoks susijaudinimas šunyje vyksta. Ir kai šuo jau susijaudina, tai tada yra ir sunkiau su juo susikalbėti. Arba, pavyzdžiui, palieka kažkokią tai negatyvę asociaciją, dėl ko kitą kartą gal šuo reaguos ne taip, kaip mes norėtumėm. Pavyzdžiui, gal bus sakykime, agresyvesnis. Na, sakykime, kas liečia su agresija, nors tiesą sakant, nesenai dalyvavau vienam seminare, kur yra, čia aišku, kad ir mokslas, ne viską, mokslas irgi viską žino, bet ten buvo kažkoks tai straipsnis, kur ten jie sakė, kad 80% agresijos kyla iš skausmo. Bet, sakykime, iš ko kyla kita dalis agresijos, tai tikrai labai dažnai pasitaiko, kad tiesiog žmonės ignoruoja tos ženklus ir nesupranta, kad šuo jaučiasi negerai ir todėl šuo, kaip sakant, griebėsi jau tokių rimtesnių ženklų, kad žmogus suprastų. Tai čia jeigu verstumėm į žmogaus kalbą, sakykime, vietoj to, kad šuo ramiai jums pasako, man nepatinka, jis jau pradeda reikti, tai pavyzdžiui, ar ne, urgsti, ar rodyti dantis, o gal netgi kasti. Taip pat atpažįstant ženklus mes galim labiau suprasti patį šunį, kas jam patinka, kas jam nepatinka ir taip galim jam suteikti geresnės kokybės gyvenimą. Na, aišku, gal mes ne viską galim jiems patenkinti, bet aš manau, kad čia toksai kilnus noras žmogaus, kad jų šuo jaustųsi gerai ir kiek galima daugiau padėti jam turėti visą
visavertį gyvenimą, tai yra patenkinti jo poreikius ir taip pat kartais, jeigu poreikiai nepatenkinami, tai čia gal holistinis toks požiūris yra, kad tikrai, mano patirtyje aš tikrai dažnai matau, kad šunis, jeigu jų poreikiai yra patenkinti, tai jie ir būna paklusnus, kad net nereikia tos dresūros, kur, sakykime, daug kas moko tos dresūros, kad dauguma problemų išsisprendžia vien dėl to, nes šuo yra patenkintas ir jam tiesiog nereikia nubėgti ar nereikia ten aploti kažko ir taip toliau ir taip toliau. Kitas dalykas - ryšio stiprinimas. Na, sakykime, visiems tikriausiai suprantama, kad jeigu mes bendraujam su kitų žmogumu ar kitų gyvūnų ir jeigu mes matom, kad tas gyvūnas ar žmogus atsiliepia į mūsų kažkokį bendravimą, bet pavyzdžiui, kodėl labai dažnai žmonės sako, šuo yra intelektualus ar protingas, kai jisai greitai mokosi ten kažkokių triukų. Tai todėl, kad jisai atsiliepia į žmogaus kažkokius norus. Tai tas pats vyksta ir su šunim, jeigu mes reaguojam į jo kūno kalbą ir atliepiam jo komunikaciją, taip pat šuo susikuria geresnis ryšys ir taip pat būna mažiau nesusipratimų, dėl ko tas ryšys susilpnėja. Kaip reaguoti? Čia irgi dar mano buvo, ar ne? Taigi, žinodami šitos kūno ženklus, kai kuriuos galim mes patys naudoti, tai pavyzdžiui, kaip šuo naudoja kūno nusisukimą, galvos nusukimą, taip mes patys galim naudoti galvos nusukimą, pečių pozicijos keitimą, pavyzdžiui, dažnai pasivaikščiojimo metu galim naudoti savo kūnos pozicijos pakeitimą ir pagal tai šuo skaitys natūraliai, dažniausiai šuniui, jeigu jisai yra ramus, dažniausiai jisai žiūri žmogų ir skaito žmogų ir jisai mato žmogaus kūno poziciją ir jisai prisitaikys prie tos pozicijos ir eis į tą pusę, kur žmogus eis. Taip pat, pavyzdžiui, žinodami, kad šuniui yra nemalonu eiti tiesiai, šunų kalboj yra nemandagu eiti tiesiai į kitą šunį, žiūrėti kitą šunį, tai yra skaitomas nemandagus bendravimas, gal netgi keliantis kažkokį tai pavojų, tai jeigu šuo kažkoks turi baimių, tai pavyzdžiui, jisai gali reaktyviai reaguoti, tai jie šunis darys lanką, tai tą mes žinodami, mes galime taip pat daryti lanką, pavyzdžiui. Taip pat užstojimas, pavyzdžiui, blokavimas irgi šunis dažnai naudoja, patys pasirenka tą, čia turėsiu tokį pavyzdį labai gražų, tai irgi labai daug yra momentų, kur mes galim tai naudoti. Va, šitas pavyzdys ir bus. Man labai patiko šitas momentas. Tai pavyzdžiui, čia pavyzdys yra, kaip Grandė bijo dulkių siurblio ir jinai pati pasirinko eiti už džiazo. Čia džiazas gulėjo pats vienas ir kai aš pradėjau siurbliuoti, Grandė nuėjo ir čia taip labai ryškiai matos, kaip jos gyvenimas iškart sužlugo, bet jinai turi džiazo užnugarį, tai jinai naudojasi džiazu kaip kažkokiu tai blokuotoju, jinai tikriausiai jaučiasi saugi ir pasirenka džiazą kaip kažkokią tai užtvarą tarp jos ir to, kas kelia jai pavojų ir nerimą, tai yra dulkių siurblys. Aišku, džiazas yra labai socialus ir jisai tada dažnai atkreipia dėmesį, kaip Grandė jaučiasi ir matot, jisai paskui irgi toks atrodo, kažką man irgi reikia jaudintis dėl šito reikalo, nes Grandė jaudinasi. Bet kas man irgi dar labai gražu toje nuotraukoje ir ką noriu užakcentuoti ir atkreipdėmėsi, kad čia šunis daro tai, apie ką mes dabar šnekėsim. Tai būtent, kad Grandė slepiasi už džiazo ir jie tai daro natūraliai. Tai labai tikimės, kad galbūt po mūsų webinaro apie daugiau to, ką mes galim su savo kūno kalba padaryti, kad mum ir patiem irgi natūraliai gausis kartais palaikyti savo šuns užnugarį, nepriklausomai ar tai būtų siurblys ar kitas jam baisus dalykas. Jo, čia gal, žinai, ką dar nepaminėjom, gal jau minėjom, nežinau, gal tu, Akvilė, minėjai, kad saugumas turėtų būti vienas iš prioritetų, kad šuo jaučiasi saugiai.
Ir jeigu jisai saugiai jausis, tai dažniausiai jisai ir bus, kaip sakant, sukalbamesnis. Gerai. Aha, o čia nieko aš nematau. Ai, palauk, šitas buvo tavo, Akvilė. Taip, tai aš galbūt irgi pradėsiu nuo priešistorijos. Dabar matysim video, kurį taip netyčia organiškai visai pasisekė mums nufilmuoti, kadangi dažnai paliekam šuniuką vieną, kai darbus išeinam, ir palikom kamerą, tiesiog pasižiūrėti, kaip jisai laikos, ar neliūdi. Ir su kamera nufilmavom mūsų tokį, galim pasakyti, vakarinį ritualą, nes kadangi šuniukas pabūna vienas, jis labai džiaugiasi, kada mes grįžtam namo. Ir iš to džiaugsmo jisai šokinėja. Mums nepatinka, kad jisai šokinėja, bet irgi galbūt ne todėl, kad jisai šokinėja ir kažkas mums nepatogaus, bet būtent dėl to, kad toksai elgesys nėra sveikas šuns kūnui, nes jeigu jis labai daug šokinėja, tai tikrai yra šansų, kad jam ir sąnariai greičiau susidėvės ir susižeisti gali. Tai mes tikrai nenorim tokio elgesio kaip šokinėjimas skatint, bet tuo pačiu mes kaip ir norim atliepti tą jo stiprią emociją, kad jisai yra šiuo metu susijaudinęs, jis labai džiaugiasi, kad mes grįžom. Mes irgi labai džiaugiamės, kad mes grįžom, bet tiesiog mes nenorim, kad jisai šokinėtų. Tai ką aš pasirenku padaryti, kai maniškai šokinėja, tai, iš pradžių papasakosiu žodžiais, kad po to būtų lengviau video žiūrėti. Tai pasirenku atsisėst, kas tarp kitko irgi yra vienas iš raminamųjų ženklų, tai yra atsisėdimas. Tiek šuo nepatogiai situacijai gali atsisėsti, arba bet kokioje kitoje, kur jaučia stiprias emocijas. Tiek ir mes patys, jeigu matom, kad mūsų šuo stresuoja kažkur, tai irgi galim tiesiog atsisėsti ir jam tai parodyti, kad metas nusiramint. Ir kitas irgi ženklas, ką aš naudoju, kadangi jisai man atsisėdus pradeda šokinėti arčiau man veido, tai nusuku galvą, ką taip pat natūraliai daro ir šunys bendraudami, tai vienas nuo kito nusuka galvas, kas irgi yra vienas iš tų signalų, kad jiems šiuo metu nėra labai patogu tai, ką tu darai ir kad galbūt reikėtų elgti šiek tiek mandagiau, tai irgi galvos nusukimas. Tai iš esmės, mūsų yra toks pasisveikinimo ritualas, kad vietoj to, kad galbūt aš jį sudrausminčiau, kad tu nešokinėk, ar tiesiog atsukčiau jam nugarą, kad jisai negautų iš vis nieko iš to savo šokinėjimo ir tikėtumėmės, kad jis nustos tai daryti. Aš pasirenku tiesiog panaudoti kalbą, kurią jisai supranta, panaudoti raminamosius ženklus, atsisėsti ir nusisukti. Tai manau, dabar yra pakankamai jau priešistorės, tai galim pažiūrėti video. Man paspausti, ne? Taip, nevaldau aš skaidrių. Atsiprašau. Aš kartais išjungsiu. Dar čia šiek tiek ir paglostau, nes labai sunku jo neglostit. Iš naujo, ne? Taip. Jisai jau šokas, labai laimingas. Aš čia nerodau, kaip aš atsisėdu, aš čia jau sėdžiu, bet tikriausiai, kadangi tai, kad aš sustrikė, parodo, kad prieš tai nesėdėjau. Tai aš jį pasitinku taip pat. Tai kai jis pasitinka mane, aš tada einu atsisėst. Ir kai jisai toliau šokinėja, ir jeigu šokinėja šiek tiek per daug, aš tiesiog nusuku nuo jo galvą. Ir šiek tiek pasiglostom po to, kai jisai nusiramino. Klausyk, tu tikriausiai sakei, bet manau norėčiau dar pabrėžti, kas su tuo šokinėjimu yra ir gal kodėl mes patartumėm vis dėlto bendrauti su šunim, kai jisai šokinėja, kai grįžti. Tai todėl, kad šuns šokinėjimas, kai grįžti, tai turi funkciją. Šuo džiaugiasi, kad tu grįžai, kad jūs vėl, kaip sakant, susitikot ir šuo turi poreikį, būtent šiam momente šuo turi poreikį jausti ryšį su šeimininku. Ir jeigu mes, kaip sakant, tai yra momentas kurti tam ryšiui. Ir jeigu mes jį, tarkim, čia, sakykime, blogiausias variantas ten, kur, žinau, esu mačius video, kur spiria su koja, tikrai taip esu mačius, treneris.
taip rekomendavo, kad šuo tada nešokinėtų arba, sakykime, ignoruoja. Tai tiesiog tada praleidžiam tą momentą, kad mes galim šuniui tą suteikti, kaip čia, pavyzdžiui, šitam video Akvilė jo neignoruoja, jinai duoda ranką, jinai vis dėlto to šuns norą, tą poreikį ryšiui, jinai patenkina. Tiesiog jinai nustato ribas, aš nenoriu, kad tu šoktum man prie veido, laižyti ir taip toliau, bet aš tau duodu tą ryšį. Ir kaip mes su Akvilė dar šnekėjom prieš webinarą, kad jeigu šuo negauna to ryšio, kad visiškai tikėtina, kad šuo kitą kartą bus dar labiau įsijaudrinęs ir dar labiau šokinės. Tai tasai ignoras ar kažkokios tai, sakykime, skausmo susikėlimas, tai negarantuoja, kad šuo daugiau taip nebedarys. Taip, nes jis gali tiesiog kartuoti tą patį, bet garsiau. Ir sekantis video bus truputį lėtai veikia. Gerai, šitas bus mano tenai. Tai šitam video dabar papasakosiu truputį gal labiau apie, gal aktualiau tiems, kas augina, pavyzdžiui, kates namie arba kai ne vieną šunį. Tai būtent tas stebėjimas, kaip šuo ką komunikuoja, kai yra kitų gyvūnų, irgi yra svarbus, nes, pavyzdžiui, pas mane visi gyvūnai, tiek katės, tiek šunys būna kartu ir kartais tikrai reikia investuoti gan daug laiko, kad šuo apsiprastų su katėmis ir katė su tuo šuniu. Ir būna tokių variantų, kad išvažiuoja gyventi pas žmonės, kurie jau gyvena su katėm ir iš pat pradžių jie sutarė, o paskui jau nebesutarė. Ir mano įtarimas dažniausiai būna, kad tiesiog žmogus praleidžia būtent tuos subtilius ženklus, kaip šuo komunikavo, kad jisai nesijautė jaukiai, jisai turėjo tada pats spręsti tą situaciją, tikriausiai ne vieną, su tuo katinu ar kitu šunim, ir taip jų santykiai pabjuro ir, kaip sakant, eskaluoja į gal kartais netgi muštynės, kur paskui jau labai vėl iš naujo reikia juos spręsti ir vėl taikyti ir, vėl visas ilgas procesas būna. Tai čia aš turiu pavyzdį Bartuko laikino globotinio, kuris jau išvažiavo, jau nebėra jo pas mus. Ir jisai tikrai buvo vienas iš šunų, kur užtrukom gan ilgokai, kol pripratinom jį prie kačių. Ir viena dalis buvo būtent stebėjimas visą laiką, kaip jo bendravimas su katėm, kad jisai jaustųsi gerai. Ir, aišku, jisai nesijaus visą laiką 100% gerai, bet kaip šitam video matysit, jisai rodo tos ženklus, kad jisai nesijaučia gerai, jisai galėtų pasirinkti tą problemos sprendimą ir tiesiog ignoruoti Karlosą šiuo atveju, kuris gulė ant laiptų, bet tikriausiai Karlosas, būdamas katinas, tikriausiai vožtų jam su letina ir tada jie susimuštų ir gautųsi atitinkami santykiai. Bet tas pats gali būti ir su šunim, bet šitas pavyzdys yra būtent su kate. Bartukai nedrįsti. Aš išjungsiu savo komentarą, man patinka pakomentuoti visą laiką viską. Tai va, čia mes matom, Bartukas laižosi, sieną uosto, žinoma, matosi iš jo akių ir ausų, kad jisai nesijaučia jaukiai. Ir katės, kaip mėgsta dažniausiai ignoruoti šitokius dalykus, tai aš ateinu pas Bartą ir tiesiog tada Karlosas pasirenka nubėgti, tada jisai gal supranta, kad reikia pasitraukti. Tai va, čia būtent toks momentas, kur gali būti, jeigu ignoruoja žmogus šitokią situaciją, kad šuo pats spręs problemą, bet tada jisai spręs ne mums norimų būdų ir galimai jų santykiai pašlytų, ypatingai jeigu tai kartostytųsi. Kitas dažnai, tai jie neturiu video šito, ieškojau internete, bet nieko gero neradau. Su Bartu irgi būdavo tokia problemėlė. Ir čia su džiazu buvo, kad Bartas avigonio mišrūnas ir jisai kaip avigonio mišrūnas turi atitinkamą žaidimo stilių, kuris, aš pastebėjau, kiti irgi avigoniai panašiai žaidžia, tasai toks prigulimas prie žemės ir laukimas ir stebėjimas kito šuns.
ir tada atitinkamų momentų jie greitai pašoka ir puola bėgti prie to kito šuns ir bando žaisti. Bet dažnai kitam šuniui šitas sustojimas ir stebėjimas ir laukimas yra nejauki situacija ir jie tikrai gali ir, kaip sakant, jeigu nėra geri santykiai, gali ir susimušti. Ir ilgainiui, pavyzdžiui, aš matydavau, kad džiazas, tada nes džiazas buvo Barto geras draugas, džiazas labai nejaukiai jausdavosi tokiu momentu, dėja nepavyko man niekada nufilmuoti, dažniausiai per vėlai susivokiu, kad reikia nufilmuoti. Tai ką aš tuo metu darydavau, tai jeigu matau, kad Bartas būtent taip elgesi, džiazas jaučiasi nejaukiai, aš tada užblokuoju Bartui, kad jis nemato džiazo ir leidžiu džiazui kažkur tai nueiti į kitą pusę, kad, kaip sakant, Bartui nebėra to linksmumo žaisti, kaip jisai mėgsta. Nežinau, gal ilgainiui ir tas šuo susivokia, kad gal šitaip man nereikia žaisti, bet nežinau, nesu pakankamai ilgai turėjus šuns aviganio, kuris taip darytų, tai nežinau, ar po kiek laiko jų tas įprotis išnyksta. Gerai. Neina man į kitą. Aha, higienos procedūros. Tai tikriausiai ne vienas esate susidūrę su higienos procedūrom ir ypatingai nagų karpimu ir galvoja, tai kaip čia ką daryti. Ir tikriausiai ne vienam higienos procedūros yra galvos skausmas, ypatingai nagų kirpimas. Taigi pas mane, pavyzdžiui, kai Grandė atvažiavo ir tikrai gan ilgą laiką, jinai vos pamačius žirklutes ar kažkokį pincetą ar kažką tai tokio, bėgdavo slėptis į kampą ir, tikrai ten kaip tikriausiai ne vienas, gal netgi esat patyrę, esat matę video, kaip šunis gali reaguoti į nagų kirpimą, tai pas ją buvo irgi toks košmaras. Bandžiau su skanukais, visiškai neveikia. Kas veikia, tai būtent tasai kūno kalbos atliepimas į jos kūno kalbą. Pačioj pradžioj tai man netgi teko ją pratinti vien tik tai prie žirklučių vaizdo. Tai pavyzdžiui, nežinau kiek laiko aš padėdavo žirklutes kažkur tai, kur jinai mėgsta gulėti ir jinai pati galėdavo pasirinkti, ateiti prie tų žirklučių ir kad tiesiog priprastų prie tų žirklučių vaizdo, paskui ten tik tai vieną nagą kirpu, dabar esu prie 4 nagų. Tai, kaip sakant, nėra taip, kad mes visus nagus nusikarpiam vieną kartą, bet aš manau, kad 4 nagai yra neblogai ir pakankamai, kaip sakant, jau geriau aš nukirpsiu per 5 dienas tos nagus, negu kad mes susipyksim ir būtent irgi vėl toks momentas, kaip sakant, tą ryšį su šunim prastina ir taip pat, aišku, didina šuns streso lygį, kas toliau vėl atsiduoda į santykius ir kaip šuo elgiasi. Bet čia turiu video Bartą, tai čia Barto, pirmą kartą kirpau Barto nagus, kai filmavau. Barto kūno kalba šiaip jisai yra gan ramus ir jisai nesignalizuoja labai ryškiai, tai aš tikiuosi, kad jūs matysit, bet būtent ir principas yra, jeigu aš matau, kad jo tasai susijaudimas, tas nejaukumas didėja, tai pavyzdžiui, jeigu nusuka galvą, tai aš stengiuosi jį nuraminti, ramiai elgdamasi ir kai aš matau, kad jo kūno kalba vėl truputį atsipalaiduoja, tik tada aš vėl kažką intensyviau darau, kad galėčiau nukirpti nagą. Beje, jūs matysit šitam video, kad aš naudoju glostymą. Kas liečia glostymą, kai kurie netgi treneriai patarė neglostyti šunių ar kažkas tai tokio. Čia galima kitą webinarą apie tai kurti, bet aš naudoju glostymą kaip nusiraminimą, bet kai aš glostau ir bendrauju su šunimis, aš visą laiką testuoju, ar jie nori bendrauti ir žiūriu jų kūno kalbą, ar jiem patinka tas glostymas. Tai jeigu jie rodo, kad jiem nepatinka, ar jie nenori, tai aš jų ir neglostau. Taip pat žiūriu, kurioj vietoj kaip jie reaguoja. Tai sakykime, čia šitas glostymas
gal reikia žinoti, kad šuniui patinka tas prisilietimas ir kad jį ramina. Tai kadangi aš žinau, kur Bartui patinka, kad aš glostau ir kad jį ramina, tai aš ir taikiau glostimą kaip nusiraminamą. Tai va. Tai va, aš Bartui sakau, čia pirmas kartas, kada buvau nagus Bartui ir aš jam iš pradžio rodau širkučias. Nu, laižosi, kad jisai tai čia nežinau, ar čia kažkas gerai ar negerai. Tada aš nusprendžiu neimti jo letiną, kuri jisai yra po savim pasislėpęs, bet eiti prie laisvos letinos. Tai va, jisai nori pasižiūrėti, kas čia yra. Nu, dabar truputį man ramesnis jisai atrodo. Aha, nusuka, nutraukia tą letiną. Tai aš todėl nekerpu. Palaukiu. Va, atsisuka, jam vėl įdomiau pasidaro, kas čia yra. Tada nusprendžiu kirpti. Na, aišku, jisai čia irgi nusisukęs, bet man atrodo, jisai labai susijaudinęs ir todėl aš po kirpimo darau pertrauką. Kadangi jisai vis tiek atrodo vis dar pakankamai ramus, tai aš vėl kirpu kitą nagą ir vėl darau pertrauką. Šiaip tai stengiuosi kirpti kuo lėčiau, nes lėtas judesys yra ramesnis negu greitas judesys. Nu, va, jisai atrodo pakankamai ramus. Taip, dar irgi apie lėtus judesius, tai irgi dažnai yra patariama tiesiog aplink šunis judėti taip, ir tu būtum skystas medus. Kas yra gan sudėtinga. Stebėti šunį, tai va, jisai čia pakeitė savo poziciją, tai aš vėl jį bandau nuraminti, nežinodama vietas, kurias jam patinka glostyti, kai glostau. Nu, kadangi vis dėlto neatrodo labai nusiraminęs, tai aš bandau keisti poziciją ir žiūrėti kaip iš kitos pozicijos, ar geriau bus. Tai va, imu vėl laisvą koją, čia nelabai matosi, šiaip tai gan sudėtingas dalykas filmuoti. Bet šiaip labai visiems patariu pafilmuoti, kai kažką darot su šunim, pafilmuoti, nes tikrai yra sudėtinga stebėti šuns kūno kalbą ir viską matyti. Ir man pačiai buvo įdomu, nes aš irgi dažnai nefilmuoju ir, pavyzdžiui, čia kai filmavau, paskui žiūriu, kiek jisai daug bendravo ir kiek gal aš net ne visus mačiau tos ženklus. Taip, bet gal irgi, ką dar galim pastebėti, tai kaip Ramunė vietoj to, kad sukiotų šunį, pati vaikšto aplink jį, kad jam būtų kuo mažiau streso. Taip, pamiršau paminėti, kad mano principas yra, kad aš stengiuosi šuns kiek galima mažiau jam vadovauti, kur jis turi eiti, ką jisai turi daryti, bet ypatingai tokiuose momentuose kaip higienos procedūros, bet stengiuosi prisitaikyti prie jų ir netgi kartais prašau, kad jie pas mane ateitų, kad jie parodytų, kokioj pozicijoje nori gulėti. Beje, dabar jisai pasilaižo savo intimę vietą, tai aš tą interpretuoju, kaip kad jisai jaučiasi jau gan nejaukiai, nes šunis turi tą tendenciją intimės vietas laižyti, kai jie jaučiasi nejaukiai. Tai todėl aš užbaigiu šitą procedūrą, truputį kontaktą palaikau, kad vis dėlto užbaigti pozityvę natą. Sako, kad dažniausiai prisimena, kas įvyko paskutiniam momente. Tai va, matot, Grandė vis dėlto fone visiškai ramiai reaguoja, kai seniau būtų jau pamačius ir būtų jau senai nubėgus pasislėpti kažkur tai. Petnešų ir antkaklio uždėjimas. Tai va, dažniausiai holistiniam ar etiškam šuns dresūroj, priežiūroj
Yra labai populiaru petnešos ir aš esu visiškai už petnešas ir yra pakankamai informacijos, kad antkakliai šuniui gali sukelti daug negatyvių pasekmių. Ir todėl aš irgi labai už petnešas, bet kadangi mano šunės retai kada tempia ir jie moka vaikščioti su pavadėliu gan gražiai, o džiazui petnešos nepatinka, nes tikriausiai jisai turi jautrią nugarą ir jisai šiaip jam nepatinka, bet aš čia džiazo nerodysiu, tai todėl aš džiazui dabar dažnai naudoju antkaklį, nes jam mažiau streso kelia antkaklis negu petnešas. Tai todėl aš čia parašiau petnešas ar antkaklis. Tai va, čia matysim grandį, kaip uždedu petnešas. Ir dabar galvoju, kas yra svarbu. Nu, gal pažiūrėkim ir tada papasakosiu, kas yra svarbu. Tai gal iš pradžio tiesiog pažiūrim. Nu, galim su garsu pažiūrėti. Tik uždėjau. Užsidėsim. Tik uždėjau. Nu, aš gal papasakosiu, bet iš naujo atsuksiu ir papasakosiu truputėlį. Vėlgi, taigi aš sakau, mano principas yra, kad aš mieliau šunį pasikviesiu, kad jisai pasirinks poziciją, kurią jisai nori būti prie manęs. Nu, kadangi mes filmuojam, man reikia pakeisti savo poziciją, nes kitaip nieko nesimatytų. Jinai pasirinka šitaip atsisėsti. Aš virš to stengiuosi nesilenkti, nes kadangi šuns kūno kalba, lenktis virš šuns yra šuniui kelias stresą, jeigu kažkas virš jų lenkėsi. Todėl dažnai, pavyzdžiui, žmonės būna įkandami į veidą, nes jie lenkėsi prie šuns, o šuo sustresuoja ir iš panikos įkanda. Tai tiesiog nesilenkti virš šalia. Ir mandagiausia yra būti kaip toje pozicijoje, kaip sakant, nes mes netgi nežiūrim vieną. Ševanolė. Dabar galvoju, ką čia dar galim papasakoti. Grandutė teisi. Tik uždėjau. Jo, bet gal visgi užmėtink video. Garsą jo trukdote? Tai va. Čia jinai pati pasirenka ateiti, netgi pati įkiša tą snukutį, tai stengiasi, aišku, žmonėm, kam sunku priklaupti, tai gal būtų geriau ieškoti sprendimo, kad šuo gali kažkur aukštėliau pasilipti, kad pats užsilipti ir žmogui nereikėtų klupoti. Čia aš ją pasikviečiu, nes jinai turi tokį trigubas petnešas ir truputį jos pilvukas per storas yra, kai yra atsisėdus, tai man reikėjo, kad jinai atsistotų. Tai todėl aš pakeičiu vėl savo poziciją, kad jinai atsistotų ir aš jos pati nekeliu, nestumiu, aš tiesiog paprašau, kad jinai atsistotų. Nu va, ir tada yra laiminga pabaiga šito video. Aha. Tai nežinau, Akvilė, dar kažką norėjai pridėti apie šitą video? Ne, manau, viską papasakoji, tik tai galbūt irgi sakai, kad paprašai, kad ateitų, tai tu dažniausiai pasikvieti. Jo, aš arba garsą naudoju, bet matai, aš ir rankų ženklas naudoju. Šiaip tai stengiuosi, aišku, kūno kalbą naudoti, nu, vat, ranko ženklą, bet nežinau, kaip šitą rankos ženklą apibūdinti. Grandutė teisi. Aš gal išėjau iš demonstracijos. Čia. Kaip pas mane internetas lietuvos, arba gal... Grandutė teisi. Nu, nežinau, ar matos čia mano rankų ženklai. Ai, va, matai? Ir aš stengiuosi irgi sėdėti šonu, o ne
tiesiai į ją žiūrėti, nes irgi, kaip kalbėjom, šunų kalba, va čia, ar ne, mes jau tiesiai sėdim, tai čia truputį toksai mažiau mandagus, sakykim, bet jeigu kviečiuosi šunį, aš stengiuosi būti šonu nusisukus, nes šuniui yra mandagiau, jeigu esi šonu nusisukus ir yra lengviau prieiti, vėl naudoja savo. Kadangi aš su šunim tai bendrauju, tai mano šunis jau yra tos ženklus labai gerai pripratę prie jų, bet šiaip tai aš matau, kad daugumą šunų natūraliai žino netgi rankos ženklus. Gerai, gal užteks jau apie šitą. Čia sekantis bus Akvilė tavo, man atrodo. Man irgi taip atrodo. Taip, dabar aš galvoju, kuris čia kaip reaguoti. Jeigu neklystu, tai čia turėtų būti video, kaip aš reaguoju, kada suloja mano šuo. Irgi tikriausiai vietoj to, kad naudočiau kažkokias balsinės komandas, kaip ten ša, tyla ar panašiai, kurios jam tikriausiai nelabai ką sako. Aš pasirenku naudoti ženklus, kurie yra įprasti ir jo gimtojai kalboje, tai pavadinkim. Tai yra užstojimas ir rankos signalas, tai gal irgi iš pradžių pažiūrėkim video. Ir po to... Gal Akvilė reikėtų sąžiningai pasakyti, kad kaip šitam video tu leidai mažiau savo šuniui loti. Kad normaliai duodi 5 kartus pasireiškti ir tada tik tai. Taip, kaip aš su savo šuniuku esu suradus harmoniją, tai jeigu jis kažką išgirsta, iki man įsikišant, aš jam leidžiu suloti 5 kartus, jeigu suloja šiek tiek daugiau, tai tada jau einu daryti tai, ką dabar pamatysim video. O kodėl leidži kartus suloti? Nes jisai yra šuo. Nes jisai yra šuo ir jisai jaučia kartais pareigą. Dažniausiai jisai loja atgal kitiem šunim, tai manau, tas visai gerai ir galbūt sudėtingiau jam yra ir daugiau jisai pasikuria, tai pavadinkim, kada kažkas tai vyksta laiptiniai už durų. Tai vat būtent šunim atsakyti, manau, nieko baisaus, aš jam leidžiu, bet vat, būtent dėl to, kas vyksta už laiptinės, tai aš noriu jam nubrėžti ribą, kad tai, kas vyksta laiptiniai, yra mano atsakomybė. Ir kaip ta riba yra brėžiama, tai irgi pamatysim video. Dar irgi galbūt ką svarbu paminėti, kad mano šuniukas dar jaunas, jam yra metukai ir 5 mėnesiai. Tai beveik 1,5, bet dar jaunuolis, dar paauglys. Ir pas jį dar nėra įpročio, ar nesakykim, nesakyčiau, gal va čia, žinai, tuo momentu svarbu, jeigu šuo jau turi tokį įprotį loti, kad bus šiek tiek sudėtingiau, kad reikės daugiau laiko, kol jisai perpras šitą variantą. Taip. Gerai, tai pažiūrėkim video. Manau, bus tada šiek tiek aiškiau, apie ką mes čia kalbam. Ai, matau, aš vis pamirštu. Oi, gal reikėjo perspėti žmonės. Oi, šį kartą, kad nufilmuočiau video, tik 2 kartus leidau, taip. Tai ką dabar darau, tai atsistoju tarp jo ir tarp dirgiklių. Ir dar papildomai parodau rankos signalą, kuris savaime reiškia tokį kaip sustok daryti, ką darai. Ir irgi būtent rankos signalą labai dažnai visi mes, net nesakau šunys, visi mes suprantam labai intuityviai, nes jeigu kažkas jums parodo rankos signalą, jūs suprantat, kad man reikia dabar sustoti, ką aš darau. Bet dar ką aš papildomai padarau, tai pažiūriu pro rakto skylutę ir toks mano veiksmas kaip ir parodo šuniukai mano, kad nėra taip, kad aš noriu tiesiog, kad jisai nustotų daryti tai, ką jis daro. Aš jam noriu dar ir parodyti, kad už tai, kas vyksta laiptinėje, atsakomybę prisiemu aš. Tai va, dėl to atsistoju tarp jo ir durų, parodau ranką, kad viskas, ačiū, dabar tai yra mano atsakomybė. Kadangi aš irgi su juo kartais pasišneku kalbą, kurios jis nesupranta, savo gimtąją kalbą, tai jam dar
žodžiais pasakau, viskas gerai, bet irgi yra taip, kad vis tiek ta mūsų intonacija kažkiek šunys supranta ir jeigu pasakai tokiu ramiu, švelniu balsu, tai manau irgi šiek tiek padeda jiem nusiraminti. Ypač jeigu tas balsas yra šeimininko, su kuriuo yra sukurtas ryšys. Tai Čia gal, žinai, būtų įdomu paminėti tai, kad dar jeigu nieko nedarai, kad šunų psichologijai jisai tikriausiai, bent jau jisai neatrodo išsigandęs, jisai ką daro čia, tai jisai perspėja tave žmogų. Nes vienas iš šunų tokių įpročių įgimtų yra saugoti, ar ne? Nes jisai iš kūno kalbos tikrai neatrodo, kad jisai ten bijotų kažko, bet tiesiog būtent perspėja žmogų, kažkas ten yra. Ir dažnai žmonės, kai ignoruoja tą perspėjimą, šuo vėlgi pradeda ilgiau ir daugiau loti, nes tiesiog nėra ta funkcija, tiesiog neveikia tada. Todėl jie jaučia tą poreikį, kad reikia garsiau, daugiau, kad žmogus susivoktų, jog ten yra kažkoks pavojus, su kuriuo kažką reikia daryti. Arba reikia ne tik perspėti, bet ir imtis kažko, jau nusiteikti puolimui, pasišiaušti ir panašiai. Jo. Kažkodėl persimetė šitą. Taip, dabar labai daug šnekėjom, kaip reaguoti ir kaip reaguoti būtent į tuos mūsų pastebimus raminamosius ženklus, arba kaip reaguoti į situacijas, kurios yra nemalonios, arba ties kuriomis norim nubrėžti ribas, kaip ir parodžiau tą situaciją su lojimu. Bet dar yra kitas dalykas, tai ką mes galim padaryti, tai iš esmės ne tik atsakyti savo šunį mes galim, bet netgi ir pirmieji pradėti komunikaciją. Taip, šitą komunikaciją pavadinam stiprus rankos signalas, nes aš vienu metu rodau net 2 rankas, tai jau ne tiesiog stop, o super stop. Ir dėl ko aš taip darau. Irgi video matysit, kad aš čia noriu išeiti į balkoną ir šuniukui, su kuriuo tuo metu buvau, į balkoną eiti negalima, nes tokios yra mūsų ribos, tokios yra mūsų taisyklės. Tai aš dar man atrodo, prieš atidarant ar darant duris, žinau, kad jis gali eiti iš paskos ir tiesiog iš karto parodau rankos signalą, kad jisai sustotų. Paleista, ne? Nebuvo labai patenkintas. Nebuvo, ne. Taip, galim dar pažiūrėti, daugiau dar kažką užakcentuosim. Taip, einu į balkoną, parodau rankos signalą, šuniukas pamato, tai neina iš paskos, bet irgi, po to ateina, bet tiesiog vietoj to, kad ten, tarkim, aš turėčiau bandyti išslysti pro tas duris, ar kažkaip ten jį su koja patraukti, tik jis neitų kartu su manimi į balkoną, kažkaip taip nemaloniai fiziškai, aš jam galiu tiesiog parodyti rankos signalą ir mandagiai paprašyti, kad, būk geras, ten kartu mes neinam, ten tau negalima. Tai šitas būtų galima naudoti ir, pavyzdžiui, einant į lauką, ar ne, kad šuo, jeigu nenori, kad šuo pirmas išsiverštų pro duris. Aš asmeniškai nenaudoju, pas mane nėra reikalo, bet aš įsivaizduoju, kad gal gyvenant butuose, kad galima naudoti tokį dalyką. Taip. Tu nenaudoji, kiek suprantu, iš tavo intonacijos. Ne, maniškis į lauką nelabai veržės, tai nėra poreikio. Jo, tai yra couch potato. Taip. Jo, gal, žinai, tada dar toksai su šito rankų rodymu, tai kitas yra momentas, kai šunis sekioja iš paskos. Pavyzdžiui, pas mane Grandė yra, kuri mėgsta pasekioti iš paskos. Ir pas mus yra laiptai, kurie reikia laiptais lipti ir kurie, negerais sąnariais.
sąnariams, tai aš, pavyzdžiui, nenoriu, kad jinai iš mano paskos sveikiotų, tai aš irgi šitą rankos signalą rodau prieš išeinant iš kambario. Irgi vėlgi, bent jau kiek aš pastebėjau pas mane šunim, kad truputį užtrunka, kol jie pripranta prie to signalo. Tai nėra, kad jie intuityviai, ten nereikia jų kažkaip tai mokyti, kad jie suprastų, bet aš pastebėjau, kad pačioj pradžioj mažiau reaguodavo į jį, dabar jie labiau reaguoja į jį, nors aš tiesą sakant nenaudoju visą laiką, bet pavyzdžiui namie. Bet jo, priklauso dar nuo situacijos iš tikrųjų, kurie geriau reaguoja į tą rankos signalą. Nes pavyzdžiui, kada aš dar jį naudoju, tai grandė yra jautri pravažiuojantiems automobiliams. Tai labai priklausys nuo situacijos, bet aš naudoju dažnai blokavimą, ar ne, su savo kūnu, savo kūną pastatau tarp automobilio ir grandės ir dažnai naudoju šitą rankos signalą. Ir labai šituo momentu man pasiteisina, pavyzdžiui. O tu, Akvilė, kokiais dar momentais naudoji šitą signalą? Taip. Galvoju, dažniausiai tada, kai noriu, kad nustotų daryti kažką, kas, gerai, taip suformuluosiu, irgi padeda brėžti ribas, nes irgi, pavyzdžiui, mano mokykloje, apie kurią šnekėjau, Ethical Dog Training Nordic Education Center, irgi nėra tokios minties, kad, pavyzdžiui, negali dalintis maistu nuo stalo su savo šunimi. Kad tu mokai šunį ne tai, kad ne tau nuo stalo nieko negalima, bet tu mokai, tau galima tik tai, ką aš tau duodu. Tai, tarkim, jeigu aš tau dabar duodu ir nusprendžiau nebeduot, aš tau parodau ranką ir jau viskas, jau nebeprašyk manęs daugiau. Kad viskas baigės. Vietoj to, kad pasirinktum visiškai duot arba visiškai neduot. Ai, žinokit, šito momentu tai biški, aš seniau niekada neduodavau šunim. Ir, čia šunų įgimtas toksai dalykas yra, kaip dauguma žmonių galvoja, kad šunys yra medžiotojai, iš tikrųjų šunys yra beggars, prašytojai, išmaldos prašytojai. Išmaldos prašytojai, šiukšlininkai ir tada tik tai medžiotojai. Tai jų didžiausias talentas yra išmaldos prašyti, bet man labai labai yra sudėtinga atsispirti jų išmaldai, nes jie labai gerai manim moka manipuliuoti. Tai aš seniau iš viso nieko neduodavau ir man būdavo ramiau. Paskui irgi, kadangi Barks ar ne, irgi iš Turit yra gimęs, tai tai pas mus irgi tasai principas, kad duodi, kada valgai, bet ne visą laiką. Man pačiai lengviau vis dėlto būdavo, kai tiesiog pati savo būdavo nusibrėžus tas ribas, kad niekada neduosiu. Nes dabar tai sėdi ir kaikinės. Gerai, šitą duosiu, šitą neduosiu. Bet čia, aš manau, žmogaus pasirinkimas. Bet jo, kaip sakant, veikia. Gali duoti ir paskui parodyti šuniui viskas nebeduosi ir nebus jokių, pavyzdžiui, pas mane šunis, nežinau, dar šiandieną kalbėjau su tokiais vyrukais parke ir jie buvo ant suoliuko prisidėję visokių skanėstų ir džiazas nenugrebė nei vieno skanėsto, nors stovėjom, kalbėjom ten gal kokį 15 minučių ir jisai labai labai taip uostinėjo intensyviai juos, bet žinojo, kad negalima. Gerai. Einam toliau. Ai, palauk, jau čia ir yra einant toliau. Taip, jau toliau. Kitas dalykas irgi, ką dar galim daryti. Mes eidami, manau, dažnai tikrai pastebim kliūtį, kuri žinom, kad gali šiek tiek dirginti mūsų augintinį, vis tiek mes jį pažįstam, žinom, kas jam nepatinka, ko jisai nemėgsta. Ir dažniausiai jie pastebim šiek tiek anksčiau negu pats šuo. Tai galim daryti lanką, bandydami tos kliūties išvengti, nes jeigu mes einam tiesiai į kliūtį, tai tikrai šuniui tai atrodo grėsminga, jis tada gali labiau reaguoti, bet jeigu mes darom lanką, tai mes iš esmės kaip ir
apeinam kliūtį. Tai irgi galim galbūt pažiūrėti video, kaip tas lankas atrodo. Taip. Mes einam. Taip. Gerai. Tai kai antrą kartą žiūrėsim daugiau papasakosiu, dabar dar tiek biškai. Gal mažiau šiek tiek lagins antrą kartą žiūrint. Gal sulėtinti, ar ne, šitą Ir reikia? susulėtinam šitą. Jo, labai sunku greitai taip matyti. Pusę, ar ne, sulėtinam. Taip, tai va čia einam tiesiai, tada aš pradedu eiti lanku. Gal pasakyti, ko čia bandai išvengti, nes man atrodo, gal nelabai aišku, ko tu čia bandai Nelabai išvengti. akivaizdu, taip. Šiuo atveju mūsų kliūtis yra automobilis. Tai yra mūsų automobilis ir dėl ko tai yra kliūtis, nes šuniukas labai norėjo jau važiuoti namo, o aš dar norėjau, kad mes šiek tiek nueitume iki pievutės. Ir tam, kad jisai nešoktų į automobilį, aplink jį darau lanką, kad išvengčiau kažkokios reakcijos, kurios aš nenoriu. Bet iš esmės mes čia iš tikrųjų galim netgi matyti ir du dalykus. Tai vienas yra, kad daromas lankas ir va tada apėjom mašiną ir vėl einam tiesiai, nebedarom lanko. Dar yra ir blokavimas, nes kadangi aš pasirenku būti tarp savo šuniuko ir kliūties. Tai va, tai darom ir lanką. Ir čia jisai bandė, tada nesakau, leisk man blokuoti. Tikra lyderė. Taip. Bet irgi kaip ir anksčiau šnekėjom, dar yra svarbu ten ir pečių pozicija ir visa kita. Tai va irgi ne tik, kad darytų lanką, bet kad ir visas kūnas tą lanką pieštų, ne tik kojos, tai va ir su pečiais. Padarom tą, nes tiesiog šunys, kai mus stebi, tai jie stebi visą, mus visus, ne tik mūsų pėdas. Jo, nes mes analizavom šitą video keletą kartų ir bandėm išsiaiškinti, kokia buvo priežastis, kad jisai visai greitai nusprendžia, gerai, mes neinam į tą automobilį. Ir, gal vis dėl to, kad Akvilė labai taip savim užtikrintai, aišku, lankas padeda tą emocijas reguliuoti, ar ne, kad jisai nesusijaudina, nes kuo arčiau jis prieitų prie automobilio, tuo labiau susijaudintų. Nes tikimybė didesnė, kad šoks į tą automobilį. Akvilė, kaip tu sakytum, kokio dydžio lanką kada daryti? Oi. Labai sudėtingas klausimas. Aš tai sakyčiau, kad labai priklauso nuo kliūties ir nuo galimybių. Nes, pavyzdžiui, irgi mūsų šuniukas labai bijo dviratininkų. Tai kai varydavom pasivaikščioti ten, kur yra tikimybė, kad pravažiuos dviratininkai, tai mes darydavom patį didžiausią įmanomą lanką, kartais tenais netgi ir jeigu yra miško takelis pramintas, tai dar galbūt netgi šiek tiek ir palipdavom, kad dar ir medžiai būtų tarp mūsų ir tarp dviratininkų, nes labai bijojo dviratininko šuniukas. Tai, manau, labai priklauso nuo kliūties ir nuo to, ko tavo šuo bijo. Nes jeigu ir kaip jisai, aišku, į ją reaguoja, nes jeigu reaguoja labai ten, tarkim, kažkaip, kad tu tiesiog, jeigu kliūtis yra kažkoks, tai tarkim, negyvas balandis ir tu nenori, kad tavo šuo jį pačiuptų, tu tą negyvą balandį irgi gali apėti lanku ir tada nereikia to didelio lanko. Bet jeigu vien tam, kad šuniukas nepačiuptų jo ir galbūt net jį dėmesį netkreiptų, jeigu tai eisi lanku. Bet jeigu eini lanku nuo kažko, kas labai dirgina tavo šunį ir tavo šuo vis dar labai stipriai, kuo stipriau reaguoja, tai tuo didesnis lankas turėtų būti. Gerai, labai paprastas. Aha. Gerai, tai dabar apie blokavimą dar pašnekėsiu. Tai čia, užstojimas, blokavimas, tai čia kaip matėm pavyzdį, kad Grandė, pavyzdžiui, natūraliai pati ieško, pavyzdžiui, naudoja džiazą dažnai kaip blokatorių, nežinau kaip čia pavadinti, užstojimą, sieną. Tai galima naudoti skirtingus dalykus, kad blokuoti. Tai tas esmė to blokavimo, kaip
kaip jau minėjom, kad yra sumažinti susijaudinimą šuns. Tai pavyzdžiui, šituose ir video, ir nuotraukose pačioj pradžioj Grandai labai nepatiko Bartas. Ir čia jau yra tokiam lygyje, kur jinai jį toleravo, kai būdavo kažkoksai blokas. Aš nežinau, kaip tiksliai pavadinti tą žodį. Kažkoksai tai, šiuo atveju pagalvės, arba, pavyzdžiui, šitam video matysit, mes patys Grandės. Labas. Grandutė. Grandė. Tai va, iš naujo dar paleisiu. Tai pavyzdžiui, čia yra mano kojos ir mano draugo kojos. Va, vienoj pusėje sėdi Bartas. Dar aš truputį koją pakeliu, kad jam dar truputį mažiau būtų, nors Grandė, va, ir Grandė tai pasižiūrė įtartinai į Bartą, kas ten yra. Ir jeigu matot, jie yra su petnešom, būtent mes juos dar laikėm su petnešom, jeigu įvyktų kažkoks tai vis dėlto nesutarimas, nors nebuvo taip, bet dėl viso pikto palikom petnešas, kad galėtumėm lengviau juos išskirti ar suvaldyti. Ten tiesą sakant, truputį šitam video dar matos, kaip ten tolėliau blokuoju vaizdą katinams, nes Bartas ir katinus vaikėsi, bet čia jau kitas. Tai va, tai čia mes naudojam save kaip blokavimą. Tokiu atveju, pavyzdžiui, irgi kas turi vaikų, irgi labai praverčia tasai blokavimas, kai šuo nėra užtikrintas vaiku ir nėra pripratęs. Tai va, ir čia nuotraukose matosi, kaip iš pat pradžių, pavyzdžiui, naudojau 2 pagalves, kad blokuoti ir jie tolėliau vienas nuo kito gulėjo. Paskui, kai jau aš būtent stebint kūno kalbą, jau mačiau, kad jau truputį jie Grandį ypač vis geriau jaučiasi, tai jau mažiau tų blokatorių reikėjo, tai pagalvė tik tai viena. Dar vienas toks momentas, kur labai dažnai pagalvę naudoju arba save, tai tas momentas tiem žmonėm, kas leidžia šunim ir katėm ant lovos arba sofų sėdėti ir kur jie visi vienas kitą šalia gali sėdėti, tai yra toksai, ar gulėti, yra toks momentas, tasai kito šuns ar katino užšokimas ir nušokimas. Ir dažnai netgi šunis, kurie gali gražiai sutarti ant lovos, bet būtent tuo momentu, kai kitas šuo ar katinas užšoka, gali susierzinti. Aš čia tiksliai nežinau, kodėl taip yra. Mano įtarimas yra, kad čia kažkoks medžioklinis instinktas gal jiems įsijungia, nes yra kažkoksai sujudėjimas. Bet patys šunys žino, nes aš matau, kad pavyzdžiui pas mane šunys ypatingai ten, jeigu jie dar kaip šiuo atveju su Bartu dar neturi gero ryšio, kad jie žiūri į mane ir jie nori ant lovos, bet jie nori mano pagalbos, kad padėk man užšokti, nes aš matau, čia yra Bartas ir aš nesijaučiu saugiai pakankamai. Tai tokiu atveju dažnai ką aš darau, arba aš savo kūnu blokuoju, kad Bartas nemato, pavyzdžiui, užšokančios Grandės ant lovės arba katino. Ir jie tada, kaip sakant, pavasa Grandė nori ant lovos, jinai man sako, aš noriu ant lovos, bet aš matau Bartą ir aš nesijaučiu saugiai. Tada aš sakau, gerai, Grandutė, tai aš užstoju Bartui vaizdai su savim arba su pagalve, pavyzdžiui, ir tada Grandė užšoka kitoj pusėje ir atsigula ant lovos. Tai va, tai aš labai esu didelė fanė šito blokavimo. Ir kitoj skraidai matysim kitą pavyzdį. Jeigu užkraus. Bartukai. Va, tai čia, pavyzdžiui, šitam pavyzdį čia, sakau, su Bartu tikrai buvo vienas iš sudėtingesnių šunų, kuris dirbant su juo, su katėm. Šiaip tai kol kas tai neturėjau nei vieno šuns, kuris nepriprastų prie kačių. Tai čia jau irgi tokiam momente buvo, kur Bartas jau pakankamai ramiai reagavo į kates, bet pavyzdžiui, čia viduriniai ten nuotraukai matot, kad jisai vis tiek dar padėjęs galvą, jis dar nesijautė visiškai saugiai su Karlosu, tai aš čia blokuoju tiek savo
kūnu, tiek pagalbę padėjau. O pirma nuotrauka, tai čia, kur Bartas, Grandė, Martinas ir Karlosas, tai čia buvo pirmas momentas, kai Bartas su Karlosu vienoje lovai buvo. Ir čia, pavyzdžiui, yra tasai kompiuteris kaip blokatorius kažkoksai. Ir, aišku, Martinas irgi. Ir čia jau paskutiniai fazai buvo, kad užtekdavo pagalbės, kad padėti, ir paskui aš jau mažinau pagalbių kiekį ir jau paskui be pagalbių galėjo miegoti jie kartu be problemų. Ir paskui dar Smilgutė prisijungė. Nežinau, kodėl man Taip, 17 grįžta. Tai nežinau, mes jau čia valandą laiko kalbam, tai nežinau, gal žmonės jau pavargo klausytis, jau daugiau negu valandą. Aš tai galvoju, galbūt mes tiesiog tada nežiūrėsim tų video iš YouTube'ės, bet dar krypties keitimo pažiūrėkim. Ai, dar krypties, gerai, paskutinį. Taip. Jo, nes čia yra paskutinis. Ai, nežiūrėsim blogų pavyzdžių, kaip sakant, tai gal ir gerai. Ai, lemba, aš vėl peršokau. 17. Taip. Klausimai galėsit užduoti. Ką dar galim padaryti, kaip dar galim tada su savo šuniukais bendrauti, tai kuomet mes norim krypti, mes irgi labai dažnai naudojam šuns vardą, kad atsisuktų, kad arba sakom ateik ir panašiai, bet irgi tikriausiai kaip daugumą žinom, kad kuo tu daugiau naudoji tą pačią komandą, kad jinai gali susilpnėti, ta prasme, kuo daugiau ir be stiprios reikalingos priežasties. Tai, pavyzdžiui, jeigu yra toks dalykas, kad mes tiesiog norim pakeisti kryptį, mums nebūtina tenais šaukti savo šunį ar dar kažkaip galim, tai visų pirma kryptį parodyti savo pečiais, visą savo, taip kaip stovim, savo kūnu parodom kryptį. Ir jeigu matom, kad šuva ar jis yra priekį, ar tiesiog užsiėmęs kitais reikalais, prieš keičiant kryptį dar galim padaryti dėmesio atkreipimo garsą, tai galime dabar video pažiūrėti. Taip. Tai mes čia ėjom pasivaikščiot ir aš nusprendžiau, kad mums reikia apsisukti jau atgal, bet kadangi ėjo priekį, aš padariau dėmesio garsą, kad jinai atsisuktų į mane ir tiesiog tada savo visų kūnų pasisukau į naują kryptį ir šuniukas tiesiog sekė mane. Taip, irgi mes tiesiog savo kūnu komunikuojam, kur mes einam toliau, kas mūsų laukia toliau. Žinai, man šunų vedžiojimas truputį primena slidinėjimą. Tiksliau, aš su Snieglende kažką seniau slidinėdavau. Ir tenai visą laiką sakydavo, žinai, reikia sukti iš pradžio savo pečius ir tada visas kūnas seks iš paskos. Ir ta kryptinė. Tai man taip su šunų vedžiojimu irgi labai panašiai, žinai. Jeigu nori, kad šuo eitų į tą pusę, kur tu nori eiti, tai pasuk savo pečius į tą pusę ir ta šuo irgi eis į tą. Aišku, čia vėlgi reikia suprasti, kad mes nesitikim, kad šuo ims iš pirmos sekundės iš karto, žinai, kaip robotas bas. Ir vėlgi reikia prisiminti, kad truputį reikia duoti laiko šuniui priprasti prie tavo komunikacijos ir jo, reikia gal nesitikėti, kad viskas bus žaibo greitumu padaryta. Su kantrybė, kaip sakant, daug ką galim pasiekti. Tai nežinau, dar Akvilė kažką nori pasakyti, ar jau einam prie klausimų? Manau, kad galim eiti jau prie klausimų. Galim tiesiog papasakoti, kad dar turėjom planą tiesiog peržiūrėti kelis video iš YouTube'o, kaip dažnai būna įkelti video, ten funny dog videos ir panašiai. Tai ten gal būtų buvę tokių blogų pavyzdžių, kaip nedaryti, bet manau, kadangi aptarėm viską, ką daryti, kaip galima savo kūnų susišnekėti su šuniu, nenaudojant jam nesuprantamos mūsų kalbos, tai gal, manau, galima apibendrinti ir eiti tada prie klausimų.
Matau vieną komentarą, ar čia klausimą, gal klausimas yra, tai jei šuo bijo dviratininkų, tiesiog jų vengiat, nebandot padėti sumažinti baimę? Taip, tai čia yra labai geras klausimas, nes mes turim beproto gerą atsakymą, nes pats mūsų pirmas webinaras grupiai buvo būtent apie dirgiklius ir kaip teisingai su jais susigyvent, manau, būtų tinkamas žodis. Ir jo, kaip padėti. Taip, kaip padėti nebijot, arba kaip padėti mažiau bijot. Ir jeigu prisijungsit prie grupės, yra failai ir tenais yra konspektas būtent, nes yra labai svarbu prie kiekvieno dirgiklio, prie kiekvieno šuns baimės prieiti atsargiai ir apgalvotai, gal aš tai pavadinsiu, nes bet koks netinkamas žingsnis gali tą baimę tik dar labiau pagilinti ir po to ją bus tik sunkiau išgydyti. Ir bus tik sunkiau. Jo, jeigu taip iš esmės, tai ne visą laiką mes turim galimybę su tuom kažkaip dirbti, kažką daryti, nes o viena iš taisyklių yra, kad reikia duoti kuo mažiau galimybių pasikartoti tai baimiai. Tai jeigu nesi tam momentai, kur nusprendė, aš dabar dirbsiu ant šito su šunim, tai aš neturiu laiko, turiu tik tai tiek laiko pasivaikščiojimui ir neturiu galimybės, gal pats netgi negerai jaučiuosi, šuo negerai jaučiasi, nes tas irgi prisideda, kad dirbti su baimėm turi tiek šuo, tiek šeimininkas atitinkamai gerai jaustis. Beje, šitą seminarą, webinarą, apie kurį Akvilė mini, apie tą reaktyvumą, tai mes dėje neturim įrašo, turim tik tai konspektą seminaro, bet galit jį rasti grupėje. Kitas klausimas. Šuns lojimas namuose, kuomet negauna ko nori, pavyzdžiui, neleidžia lipti ant sofos. Ką tokiu atveju daryti? Taip, aš tai irgi visų pirma neskubėčiau daryti išvadų, dėl ko jisai loja, nes lojimų būna įvairiausių tipų dėl įvairiausių priežasčių. Tai irgi čia labai tikriausiai būtų svarbu paanalizuoti individualų atvejį. Ir tada peržiūrėti dar ir savo namų taisyklės ir kokios ribos buvo nubrėžtos arba kokios buvo brėžiamos. Jo, man čia toks, žinai, irgi tasai, nes labai daug ir čia toks, biški, sakykime, nuo mano požiūrį jau truputį atgyvenęs šitas požiūris yra, kad jeigu šuniui duosi dėmesio, kai jis įloja, gal ir veikia, bet, pavyzdžiui, iš esmės, jeigu mano šuo prieina, nori laikinas globotinis ir nori dėmesio, tai aš jiems ir duodu. Dažniausiai, ne visą laiką, nes ne visą laiką turiu galimybės, bet dažnai aš jiems duodu tą dėmesį, jeigu jisai nori. Bet jie pas mane neturi, kad jie lotų ant manęs. Tai vat tasai kažkaip tai įdomu, tasai požiūris, kad kai sako, kad jeigu duosi dėmesio, kada šuo norės, kad šuo paskui reikalaus. Pagal šitą mūsų filosofiją tai būtų kaip tik. Jeigu tikrai yra tai, kad šuo nori tuo momentu dėmesio ir todėl loja, tai tada aš sakyčiau, tai gal nedavėte tada, kada šuo ramiai prašė to dėmesio. Nes esmė yra ta, kad jeigu nežiūrima į šuns poreikius ir jis yra ignoruojamas, tada jisai gali vis bandyti aiškiau pasakyti tam žmogui, dabar aš noriu dėmesio. Ir tai va, tai čia, bet kaip Akvilė sakė, čia sunku sakyti, gal jisai vis dėlto ne dėl dėmesio loja, gal dėl kažko kito loja. Kaip čia rašo, kad negauna ko nori. Pavyzdys, neleidžiama lipti ant sofos. Tai sakau, čia labai visko gali sakyti. Čia toks sudėtingas, reikėtų daugiau žinoti tų kintamųjų, kokie ten yra. Taip, galite, Toma, tarp kitko, pafilmuoti savo šuniuką, kaip jisai loja, nes dar ten irgi yra priklausomai nuo ar aukštas lojimas, ar žemas lojimas, ar dar kažkoks tenais irgi labai yra, lojimas yra atskira kalba, labai detali.
Labai yra, Jo. turi įvairių tų lojimo porūšių ir galima Taip. iš to spręsti, ko jis nori. Galima nufilmuoti ir įkelti grupę ir mes ten galbūt visi draugė paanalizuosim. Ką reiškia šuns žiovimas vaikštant lauke? Staptelėjimas, lyg nenori eiti. Taip skamba kaip raminamasis signalas. Žinai, kai sako, atsakymas yra klausime. Taip. Staptelėjimas lyg nenoras eiti, tai irgi Virginija labai jums rekomenduojam stebėti, labai atidžiai stebėti aplinką, kokiom sąlygom jūsų šuniukas nusižiovauja. Ir kada jisai stapteli, kada jis pradeda nenorėti eiti, galbūt pradėsit pastebėti, kad yra kažkokie tai pasikartojantis veiksniai, dėl ko jam taip yra. Taip. Ar turėjot patirties su dideliais ir aktyviais šunimis? Turbūt vien galvos nusukimas, rankos parodymas nesustabdys šuns elgesio. Nu tai va, Bartas, tai kiek jisai vokiečio aviganio mišrūnas. Nu čia gal nepasakosiu visos jo istorijos, bet tikrai pasitėm visokių, sakykim, tik tiek, kad jisai išvažiavo į užsienį ir grįžo atgal į Lietuvą. Tai veikia ir tiems šunėm, tiesą pasakius, dažnai aktyvus šuo būna neramus šuo. Tai dažnai, kai yra šuo aktyvus, žiūrėčiau, gal jam reikia padėti nusiraminti. Dydis yra ne esmė. Bent jau aš nepastebėjau skirtumo tarp mažo ir didelio šuns. Gal netgi dideliam šuniui, pas mane stirna pro... Gali šunis pradėti loti, nes stirna eina pro šalį, pas mane stiklinės durys, tai jie viską gali matyti. Bet aš sakyčiau, gal netgi kartais mes labiau gerbiam didelio šunis, nes didelis šuo gal šiek tiek visiems atrodo, nu ne visiems, bet daugiau žmonių prisibijo ir elgiasi atsargiau su dideliu šuniu. Kartais mažą šunį labiau žmonės užgožia, nes jisai yra, nes nepriima jo taip rimtai kaip didelio šuns. Bet šiaip tai aš daug skirtumų nematau tarp didelio šuns ir mažo šuns. Nežinau, Akvilė, kokia tavo patirtis šito klausimo. Taip. Piteliuk. Aš tai patirties neturėjau su dideliais ir aktyviais šunim, bet tiek mokykloje šitai maniškiai su mokytojai šnekant, kitų istorijų pasiklausant, labai priklauso, ar ta šuo auga pas tave, ar tu jau, tarkim, paėmė šunį iš prieglaudos. Nes jeigu jisai pas tave auga ir tu jį nuo mažens holistiniais ir etiškais metodais mokai, tai manau, jam tada ir užtenka galvos nusukimo ir rankos parodymo, jeigu tu visą gyvenimą su juo taip komunikavai. O jeigu tu turi traumuotą šunį, kuriam gal reikia iš naujo išmoktą kalbą, gal kurio nebuvo anksčiau klausymasi, manau, tada ir yra šiek tiek sudėtingiau, reikia daugiau darbo ir kantrybės įdėti. Taip, Simona, pati naudoju ir balso, ir rankų kūno signalus komunikacijai. Būtų įdomu, kaip ir kodėl nusprendžiat, kokiu atveju ką naudoti. Ar tiesiog pagal intuiciją, ar situaciją kaip pavyzdys, ar, atsiprašau, jei šuo toliau, gal balsas patogiau. Jei šuo toliau, gal balsas patogiau. Taip, pagal ką nusprendžiam, ką kada naudojam. Čia gal įdomu, nes Akvilė, nes, pavyzdžiui, aš tai esu didelio balso naudojimo fanė. Čia aš irgi sakau, vėl kitas visas webinaras gali būti ir netgi daugiau apie balsą. Bet man irgi įdomu buvo, nes aš žinau, kad Turit, jinai, pavyzdžiui, nėra, kaip jinai sako, labiau kaip tik nenaudoti balso. Tai todėl aš irgi Akvilė sakiau, tai kokios priežastys yra būtent žmonės, kurie pasirenka nenaudoti. Nu gerai, naudojat kažkokius tai garsus, bet vis tiek, kodėl pasirenkama nenaudoti? Nenaudoju, nes šuniui, manau, yra žymiai aiškiau tavo kūno kalba. Tai kaip aš asmeniškai pasirenku, ką naudot, tai irgi pagal šuns tipą ir jau irgi kaip pasakoju, kad aš savo saviškai leidžiu sulot 5 kartus.
Jeigu jis po 5 kartų tik dar labiau kūrės, tada jau reikia ir žiūrint kaip kūrės, ar isteriškai sailot pradeda taip. Čia aš interpretuoju pagal žmonių emocijas, bet isteriškai, kad suprastumėt, kad taip jau atrodo, kad tikrai greitai nenusiramins, nes irgi, kai savo šunį pažįsti, tu girdi pagal jo lojimą, kas čia gali toliau būti. Ir tada suprantu, kad jam ko gero reikia stipresnės komunikacijos ir tada naudoju kūną. Bet iš tikrųjų, jeigu girdžiu, kad ten tas jo lojimas toks yra, kad vien dėl to, kad palot, arba šiaip savo, būna irgi kartais pasikviečiu jį pas save, kad tiesiog ateitų balsu taip, kad ateik. Ir jis tada ateina, už tai, kad ir nebeloja, o tiesiog ateina. Ir tada irgi užtenka balsų, bet čia tai ko gero ir būtų, kaip Simona klausė, ar pagal intuiciją. Tai jo, pagal intuiciją, bet dėl to, kad vis tiek pažįsti savo šunį ir žinai, kur tas jo lojimas gali nuvesti. Ir žinoma, būna dienų, kada grįžti labai pavargęs po darbų, be nuotaikos, skauda galva, guli lovai tuo metu. Ir tikrai negalvoju apie tai, kad aš dabar stosiuos ir stosiu tarp durų ir šuns. Tai tada būna taip, kad pagal tai, kaip tu pats jauties to duotuoju momentu, kad gal šiuo metu aš pasirinksiu balsą. Nors, kaip mes čia ir šnekam, kad aš labai stengiuosi balsinių tų visų komandų kuo mažiau naudot, bet kartais tiesiog jos būna patogiau. Jo, gal žinai, gal tokie pavojai su tais balsiniu naudojimu, kad žmogus galvoja, kad šuo supranta, o šuo iš tikrųjų nesupranta. Ir čia gal gali toks įvykti nesusipratimas, kai šuo galvoja, kad tai yra, žmogus galvoja, kad šuo užsispyręs ar dar ką nors prisigalvoja kažkokio tai, o kai šuo tik tai tiesiog nesupranta, ką tu sakai. Ir dar su tom intonacija. Pavyzdžiui, aš sakyčiau, gal aš netgi daugiau naudoju ne tiek reikšmę, nors aš tikiu, kad kai kuriuos žodžius šunis tikrai supranta, bet intonacija ir variacija irgi, manau, svarbu, ką tu paminėjai, kad reikia varijuoti ir suprasti, kokią emociją šuniui sukelia atitinkamos tonas. Bet, pavyzdžiui, turėjau tokią patirtį, va čia irgi apie didelius šunis kalbant, tai čia buvo Akitos mišrūnas, kaimyno prižiūrėjau, kuris, tai aš jo gerai nepažįstu ir jisai turi tokį gan, kaip čia, instinktą medžiojimą gan stiprų ir pas mus čia ganosi karvės ir jisai puolė viršiuką. Ir aš tada supanikavau. Ir vat įdomu, pavyzdžiui, mano šunis, jeigu aš supanikuoju ir ant jų piktai užšaukiu, tai jie supranta ir jie paklauso. Bet vat šitas šuo, tai nežinau, ar čia ryšio problema buvo, ar todėl, kad jisai nėra pratęs prie mano komunikacijos, ar iš vis prie balsinės komunikacijos. Jisai kažkaip tai tą sušaukimą interpretavo liktai, jo, pulk! Liktai būčiau sakius, jo, pulk, nes jisai tik tai dar labiau suintensyvino nuo tą puolimą. Tai tada aš suvokiau, kad jo, gali pavojus būti, kai tu nežinai, kaip šuo reaguoja į tavo balsą, į tavo intonaciją ir kad gal tu tik tai jį dar labiau suaktyvinsi, nes kažkada skaičiau tokį straipsnį, kur minėjo, kad netgi šunis gali išgirsti, kaip tu įkvepi ir kad jie jau gali tą įkvėpimą interpretuoti kaip aha, čia dabar kažkas įvyks ir jau jų susijaudinimas sukyla. Ir kad, man atrodo, kad čia Grisha Stewart patarė, kad sakė, tai geriau tada iškvėpti, nes iškvėpimas šuniui signalizuoja ramybę. Mes čia iškvėpiam ir nusiraminam. Tai aš irgi nuo to laiko stengiuosi dažniau iškvėpti, nors labai norėtųsi įkvėpti. Bet jo, čia tas balso naudojimas irgi yra labai įdomi tema. Tai ačiū labai visiems, daugiau klausimų nebėra, jeigu dar kažkas turit, tai galit užduoti, kitaip baigsim webinarą. Tikimės, kad patiko, kad kažką naudingo išgirdot, bent jau kažką tai
gal ne viskas buvo naudinga, gal ne viskas naujas, bet tikėkime, kad kažkas buvo naudinga ir tikėkime, kad tiek jūs, tiek jūsų šuniukai bus tik dar laimingesni ir gyvens gražiai. Tai va, tai mes pasidalinsim šito įrašo, šito webinaro grupėje. Kažką dar norim pridėti? Tada ir turim vieną klausimėlį. Klausė, kad galbūt praleidau pradžioje, jei minėjot, bet ar esat išlaikę LKD egzaminą, ar gal planuojate, ar tiesiog dalyvavot seminaruose? Taip, tai aš galiu galbūt nuo savęs tada pradėti. Tai kaip ir minėjau, kad mano tas pagrindinis išsilavinimas yra iš Nordic Education Center for Ethical Dog Training. LKD egzamino nelaikiau ir neplanuoju, nes kaip irgi minėjau, kad mano yra tikslas, jog šuniukai būtų saugus, sveiki ir laimingi, tai galbūt visa ta informacija, kurią skleidžiam su Ramūne, yra būtent žmonėm, kurie augina savo šeimų narius, gal taip pavadinkim, šeimų narius. Kurie tiesiog nori, kad jų gyvenimas būtų gražesnis, mielesnis ir tiesiog turėtų žinių, būdų, kaip palengvinti savo šuniukam gyvenimus. Aš jau pastebėjau, kad pas mane visiška tamsuma. Bet tai pačiai pradžioje truputį gal apie tai kalbėjom, bet neplanuoju LKD, nepritariu jiems daugumą klausimų ir jų nepalaikau ir todėl neplanuoju. Jo, gal nežinau, planuojam ateityje kažkokius kitokius dar webinarus, gal podcastus, bandau podcastą įtikinti daryti, tai jeigu kažkokių klausimų turit, klauskit, dalinkitės. Ir gal ne viską žinom atsakymus, bet sakant kartu galima daugiau žinių sukaupti ir paskleisti. Taip, ir labai kviečiam prisijungti į grupę, kur galėsim tiesiog, galbūt netgi ir čia, kai buvo klausimų dėl kažkurių tai situacijų, tikrai, jeigu turit galimybę pafilmuoti, įkelt, tai manau, kadangi mes taip ir užvadinę šunims draugišką šunų priežiūrą, tai ten yra ir susirinkęs toks kolektyvas, kurie labai nori gero šuniukam, tai manau tikrai žmonės ir savo patirtim pasidalins, ir patarimais pasidalins. Tai vat, prisijunkit. Ką, viso geriausio. Viso.